Ir jau WhatsApp, mes šiandien žiūrim va tokią vat maškę. Nu čia jau žinot, Volkswagen, tas auto. Gerai, užeinam iš pradžių čia. Bams. Nu ką mes sutinkam viduje? Traktorius žinoma. Yra, kiek ant speedo iš pradžių pasižiūrim. 202, nu normal. Bet jinai lekia mažiau, apie 180 arba apie 166 apsukos. Nu benzo ir to viskas normal, nieko įdomaus. Dabar mes žiūrim čia. Bėgiai. Gerai. Ką mes čia dar sutinkam? Visokie jungikliai. Jisai šitas, jeigu ką, Volkswagenas neveikia, tai žodžiu, važinėta aš ant jo nevažinėsiu. Jūs kaip matote, akumas įsekęs, vat. Spaudžiu ir nieko neatsitinka. Nesvarbu, kaip aš paspaudžiu, bet vat aš paspaudžiu taip, nemirksi. Paspaudžiu taip, nemirksi. Gerai, žodžiu, dabar žiūrim nugarą. Kaip čia viską apžiūrėjom. O dabar nugara. Taip, čia iškart mes sutinkam tokią miegojimo vietelę. Čia galima miegot. Bams, miegot. Frokst, bams. Gerai, ką mes čia dar sutinkam? Kas čia? Oi, nu aš jau žinau, kas čia. O tai kaip atsidaro, aš jau pamiršau. Nu gerai, jau ne per šitą. Čia kas? Kolonkės kokios. Dar kitoj pusė tokios pačios yra. Yra dar sėdynės čia, 2 sėduškės, žiauriai patogu. Kelionėms gali žiauriai patogu. Va čia vat lova, šitėsi taip suprantu. Va čia vat su šitą mygtuku. Didesnė lova pasidaro. Kas čia? Aš nemačiau šito dalyko. Čia galima, žiūrėkit. Va toj. O kaip pakelti sėdynę? Kaip šitą mygtuką reikia judinti? Aš suprantu, kad į taip reikia judinti. O, pala. O tai kaip toj pusėje, kaip darosi? Pala, aš jau pamiršau. Gerai, pabandom kažkaip. Nu, žodžiu, nepavyksta. Bet čia kelionėms žiauriai gerai tinka, jog čia galima pamiegot. Labai daug žmonių, pažiūrėjom, kiek čia žmonių tilps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visi 7 žmonės. Tai kelioniai. O Dieve, kaip būtų gerai. O tai kodėl? Kodėl? Davai keliame kartu su jumis. Voras. Ar čia? Ne, čia ne voras. Pasivaidėnom, kad tenai sakau. Nu, žodžiu, mes jau supratom, kad čia yra stalas, va toksai, va. Žiūrėjau, aš net iš pradžių nebuvau pamatęs, kad tenais yra stalas. Airbag. Taip, kas čia dar yra? Nu gerai, nieko įdomus, dar žolaidos. Gerai, dar žinau vieną čia prikolą, čia vietoj va to vat mygtuko atsidaro langas. Tai čia vat reikia šitos vat mygtukus paspaust, bams. Ir jisai atsidaro. Dabar. Atgal. Uždarom. Varam, davai čia jau. Kas čia yra? Fleškė kažkokia tai. Kolonkė žinoma neveikia.
Net parašyti nieko neleidžia. Ką? Va, čia galima parašyti. Bro! Kažkas tai matė, kad galima per tokias parašyti raidėmis. Gal ir nereidėmis, nu žodžiu. Bet aš niekada tokio nematęs. Vat, kaip matote, neįsijungia. Modai visokie. Frodai. Off. O kodėl neįsitraukė? Jinai ką tik buvo įsitraukęs. Gerai. Čia nieko, čia tiesiog dalykėliai. Čia mes viską žiūrėjom, žodžiu, varom ir kapotą pasižiūrėjom. Čia pačioj. Vat. Gerai, atidarom duris. Ir kapotą varom atidaryti. Atidarėm kapotą, varom kapotą pasižiūrėti. Atsiprašau, bet man reikia, kad atidaryti kapotą, tai man reikia 2 rankų. O vat. Kas tenais? Nu, žodžiu, 2 litrų su pusė motoras. Akumui viskas gerai. Tenais turbina ar kas tenais, prašykit komentuose. Gerai. Vat Volkswagen, tas Atau. Nu gerai, viską mes jau čia apžiūrėjom. O dieve, mano ausis. Gerai. Benzobakas. Gerai, dabar varom čia. Šūdai. Kas čia? Kas čia? Kolpatuka. Kas čia? Gerai. Aš jums dar norėjau vieną dalyką pasakyti, parodyti. Kad čia vat yra durys. Kas čia? Žiūrėkit, vat šitą patempėm. Kodėl, žiūrėkit, kodėl čia langas atsidaro, bet neatsidaro durys? O vat kodėl čia neatsidaro langas, bet atsidaro durys? What? Dabar duris atidarom. Šitas Volkswagenas labai senas, va, žiūrėkit, viskas išrūdėjo, prarūdėjo. Viskas tiesiog rūdėjo. Šitą viską atidaryti. Reikia labai daug stiprumo. O dieve. Bet tai jūs kaip suprantat, čia durų neįmanoma atsidaryti. Atsidaryti įmanoma, bet čia kad kalnas. Ir čia kad viskas išrūdyja, sistema nebeveikia. Lempas jau nebeveikia. Aš jau testinau, tai čia nei viena lempa neveikia tiesiog. Nei viena. Jau kad akumas išseko. Nebeveikia akumas. Vat. Gerai. Čia iš visai nieko nereikia. Taip. Nu gerai. Aha. O kas čia? Kas čia? Taip, kad užtraukt. Aukščiau. Oh my gosh. Viskas kaip ir gerai, bėgiai persijungia, bet jisai jau nebeveikia. O bėgiai persijungia. Ant nugarinė pas...
Nu gerai, ant P pastačiau. Taip. O toksai vat grožis atsidaro. Izoliacija iš viso bloga. Net aš dabar net neužvedęs mašinos, o jau mažas garsas. Nu gerai, ant šito mes galim jau pabaigti. Su jumis buvo Ignas 2626. Ir viso gero. Au.